sukčiai, vagys, narkotikų prekeiviai ir dileriai. Tai yra Lietuva. Puikiai nudirbtas darbelis mūsų Purvas laidos ir televizijos. Esu Raimondas, SOSMAN projektų įkūrėjas. Tai bendruomenė, kurioje pervežimo rūpesčiais ir užmokesčių dalinasi bendruomenės nariai. Gana dažnai sulaukiu klausimo, ar vežti per mūsų bendruomenės vežėjus yra saugu. Galiu jums drąsiai pasakyti, per 3 metų darbo istoriją tikrai neturėjome nei vieno rimtesnio incidento, nei vagystės, nei kažkokio nutikimo su narkotikais, kas leidžia daryti išvadas, kad mes tikrai nesam tokia bloga tauta, tikrai galim pasitikėti vieni kitais, galim kurti tą naudą, galim užsidirbti papildomų pajamų ir mano vizija su šiuo projektu skatinti žmonės pasitikėjimo vieni kitais ir kurti kuo tvaresnę, gražesnę mūsų ateitį.